Mes, sakydim, visgi nutarėm, gal baldus reikia paimti, aš namą įsirenginėjau. Aktualus klausimas, gal kažką. Apie naujus baldus, gerai. Naudosi. Katleris paskelbė dabar visai Lietuvai, įdant visą Lietuvą žinotų bei pavydėtų, įsirenginėja naują namą. Tai tebūnė, jam bus nauji baldai. Klausimą pristato Baldų turgus. Milžiniškas baldų pasirinkimas parduotuvėse Kaune ir Vilniuje. Apžiūrėk ir tą pačią dieną jau turėk. Jeigu atsakysite teisingai, jūsų laukia Baldų turgaus dovanų kuponai, bet kitu atveju jie pereis priešininkų komandai, kaip ką tik nutiko su Eglės reabilitacijos centru. Steponai, įrenginėjat naują namą? Taip. Taip. Beje, taip. Visada įrenginėjat. Naują. Tai prašau, kad jūsų laukia, jūsų, ne tavęs. Tai keičiamės čekiais, kaip suprantu. Kuponais. Sakė taip. Norėtumėt. Sakė taip, kiekvienam atiteks po fotelio apmušalą. O, gerai, aš panaudosiu tikrai. Taigi, dėmesio klausimas. Iš ko buvo pagaminti 1911 metais Tomo Edisono sukurti patvarūs ir nebrangus baldai skirti plačiai visuomeniai? A. Iš betono, B. Iš skardos, C. Iš gumos. O taip va. Ganėtinai keisti atsakymo variantai, ne? Edisonas, tai elektros... Jo. Daug išradimų, labai daug. Daug srityje. Jis turėjo išradimų, ten patentuodavo, žodžiu, jie firma labai daug pripatentavus yra išradimų visokių. Jisai turbūt į praktiškumą labiau turėjo eiti. Manyčiau, iš skardos. Iš betono būtų mažiausiai tikėtinas, ne, tarkim. Sunkus, betonas, tais laikais jis... Kaip tu užgabensi juos, nes New York'e ten dar, aš nežinau, ar liftai ten labai populiaru buvo 19-11, bet kaip tu užneši betoninę ten fotelį į 20 aukštą, pavyzdžiui. Kaip apdirbti, nebuvo tų tokių dabar galimybių, tokių kaip dabar. Aš manau, kad... Baldai iš betono yra Europos parko muziejai. Tinkamas dalykas, bet ne patvarus baldai. Skarda, ne? Kaip skarda, tarkim, jeigu tu gerai padarai formą, galbūt iš skardos, to net nereikia vidaus. Štampuojant, tu gali, reiškia, tu gali, tai dabar ką mes turim plasmasinės kėdės, tas visokias, aš manau, kad ten tada skarda buvo. Nebuvo, plastika nebuvo taip tokie populiarūs. Nebuvo gal išrastas iš vis plastikas, man atrodo. Ne, plastikas, kažkoks tai. Buvo? Jo, galbūt gal ir nebuvo. Pirmą pasaulinę, čia prieš pirmą pasaulinę, Teisingai, galbūt. Čia Titanikas plaukė. Medis, kaulas, tada buvo, Skarda buvo, tikrai naudojama. Dabar iš gumos. Ar iš gumos baldai? Reiktų labai daug gumos. Kaučiuko. Ta guma, Nu, va tada ir populiarėjo, aš įsivaizduoju, nes atsirado padangos, maždaug tuo metu automobiliu. Prasidėjo gumos gamyba. Masinė, turbūt. Aš ir suprantu, jūsų kaip paklausiau, tai tik betonas ir netinka. Šitai viskas gerai, ar ne? Nu, skarda tinka, guma irgi visai tinka. Bet guma plastiška, kaip tu suformuosi, pavyzdžiui, kėdė iš gumos. Praktiškas baldas. Ar tai bus praktiškas? Tai bus baldas, okei, iš gumos tu galėsi ten pasiesu. Tai tie foteliai, tai minkštas, kaip jau vadinasi. Minkšta kresliai. Kresta minkšliai. Guma kresliai. Patvarus ir nebrangus baldai skirti plačiai visuomenei. Šiaip mes pasidarydavom, kai aš gyvendu šalia autobusų parko Panevėžy ir ten prisivokdavom padangų autobusų. Tai mum labai šiaip patogu. Taigi viską darydavo. Supynės, darželiams plombas iš padangų. Gulbės kirpdavo daryti. Viskas. Gerai, 5, 4, 3, 2, 1. Šeštadienis vakaras visi svajoja. Guma turėjo būti kažkur geriau naudojama negu baldam. Tai yra... Nereikia, nesakyk šito. Jie buvo kaučiukas dažniausiai. Jis buvo labai brangiai išgaunamas ir jis nebuvo pigus. Skarda galėjo būti liekanos nuo ten šiaip gamybos. Imam B variantą, ar ne? B variantas. Gerai, B iš skardos. Jie ima B variantą, jie atsisakė betono, jie atsisakė gumos, nes guma per brangi, o betonas per sunkus. Dėmesio, teisingas atsakymas.
Garsusis išradėjas Tomas Edisonas siekė plačiai visuomeniai sukurti gražius, nebrangius ir patvarius baldus. 1911-aisiais jam galiausiai pavyko tai padaryti. Naujuosius gaminius išradėjas reklamavo kaip ilgaamžius ir atsparius gaisrui. Tai buvo betoniniai baldai. Edisonas tikėjo, kad betonas gali būti ne tik statybinėje, bet ir kasdieninėme gyvenime tinkama naudoti medžiagą. Visgi naujuosius jo kūrinius žmonės vertino skeptiškai. Jie atrodė sunkus, šalti ir nepatogus. Estetika bei komfortas nusvėrė Edisono siūlomus privalumus. Todėl betoniniai baldai nesulaukė populiarumo. Turbūt būtų sunku įsivaizduoti, kad šiandien užėjus į baldų parduotuvę tarp visų minkštų ir patogių sofų, fotelių ar kėdžių, kurios suteikia namams jaukumo bei komforto, rastume dar ir betoninių baldų liniją. Tadam! Ir pasikeitė dovanom panašu. Taip. Ačiū. Stefanai, Turime baldų tos turgus. betoninius baldus. A jums reikia baldų. Reikia. Reikia.